Mes vakar baigiam ties mintim, kad politikas iš esmės kartais turi skaityti eilėraščius. Tai yra tuos, kurie išreiškia kažką bendrą tautai ar visuomeniai. Žodžiu, poezija, kuri yra elementari, paprasta, bet klausimas, žodžiu, su mūsų poezija, Lietuvos, kuri per tos 40 metų buvo kurta, ir visos kultūros klausimas. Tai yra, žodžiu, ta kultūra ėmėsi politiko rolės, norėdama apgauti, žodžiu, poziciją, likdama opozicijoje. Ir jinai iš esmės formavosi jau nebe kaip paprasta poezija, tautai suprantama, bet iš esmės kaip elitinė poezija. Ar čia įmanomas toks kultūros būdas, žodžiu, elitinis kartu atspindintis ir tautos lūkesčius? Aš manau, kad reikia skirti du dalykus. Kai aš kalbėjau apie tą politiką, aš kalbėjau apie jį kaip apie eilinį visuomenės narį, kuris tapo politiku. Ta prasme, kad tauta kaip po tokia susideda pirmoji eilėje iš kažkokių tai kultūrinių tradicijų, folklorinių tradicijų, dainų, kažkokios tai visiems prieinamos poezijos, nes tas bendras palikimas, kurį kiekvienas iš mūsų, taip sakant, lyg tai dalinasi, ir yra tai, kas leidžia mums kaip po vienos bendruomenės ir vienos etninės grupės ir vienos kultūros nariam laisvai komunikuoti. Kai mes pasakom Lietuva brangi mano tėvynė, tai mes žinom visi, ką tai reiškia, bet turbūt ne vienas pašalietis šito nesupras. Taigi kultūra kaip komunikacijos priemonė, kaip tautos konsolidacijos priemonė yra bendra visiems tos tautos nariams. Tai yra bendrinė kultūra. Kas liečia poeziją elitinę, kada žaidžiama formomis ir kada bandoma, taip sakant, išreikšti per labai sudėtingus niuansus kažkokias tai ypatingai abstrakčias reikšmes, tai jau žinoma yra tik tai intelektualų duona. O jau paprastiems žmonėms netgi komunikacijai šitas tampa nebereikalingu. Tačiau tose sąlygose, kur natūrali komunikacija kultūrinėmis priemonėmis tampa nebeįmanoma, kur tautos tapatybė yra suniekinta arba suvaržyta arba paglemžta, staiga atsiranda kultūroje nauja funkcija. Reikia sukurti naują komunikacijos būdą, autentišką, ne tą, kuris yra primestas, o tą, kuris yra priimtinas. Ir kokia poezija, kokia proza ir kiti meniniai kūriniai būtų kuriami šitoje situacijoje, jie visada, jeigu jie nėra tiesiog ne kultūros srity, o tik tai socialinio ar politinio užsakymo srity, jie atlieka tą vaidmenį. Kultūra yra autentiškumas. Ir todėl net ir labai elitinė poezija, net ir labai elitinė literatūra, kadangi ji turi būti gudri ir sofistikuota, kad tuos barjerus kažkaip tai nugalėti ir kažkaip tai tapti komunikacijos priemonę, šita kultūra tampa neabejotinai masinė ir vėlgi bendra visiems. Ta prasme galima pasakyti, kad pavergtoji visuomeniai poetinė ir meninė kūryba, jau originali ir profesionali, o ne tik daugiausia folklorinė, tampa būtinybė ir lyg tai pakaitalu kitom normaliom tautos funkcijom, kurios normaliuose sąlygose atliekamos be meninės kūrybos pagalbos. Šitose sąlygose tik meninė kūryba gali tą funkciją atlikti ir tuo pačiu tampa surogatų kitų natūralių tautos funkcijų. Kultūra arba tiksliau, taip sakant, poezija iš tikrųjų dažnai atlikdavo būtent šitą politinę funkciją. Jinai kaip ir kiekvienas geras arba nebūtinai geras politikas, žodžiu, reikšdavo ne vien tai, ką reikšdavo, bet ir tai, ką jinai nutilėdavo. Kaip ir politikas dažnai svarbu ne tai, ką jis pasako, bet ir tai, ko jis nepasako. Ir tokiu būdu jinai iš tikrųjų buvo labai politiška ta mūsų poezija. Aš tik noriu paklausti, ar jūs sutiktumėt su tuo, kad tuo laikotarpiu iki šiol vyravusi pas mus kultūra, ne vien poezija, tarkim, atliko tam tikrą suverenumo kompensaciją. Žodžiu, nesant nei valstybinio suverenumui, nei ekonominiam. Aš noriu atsakyti tą klausimą. Suverenumas yra tiksli savoka
jos nereikia taip plačiai vartot. Suverenumas turbūt gali būti apibrėžtas kaip tautos viršenybė, kaip tautos tokia valdžia, virš kurios kitos valdžios nėra. Tai yra tam tikras aukščiausias savivaldos laipsnis. Ta prasme, jeigu tautai suverenumas yra nuneigtas, jeigu ji nėra suvereni, tai nėra pati aukščiausia valdžios išraiška, tai tokiu atveju ji turi, tai yra natūrali jos reakcija, turi save išlaikyti kaip po konsoliduotą ir savo lygų vienetą nepalankiose sąlygose tam, kad tas suverenumas laiku galėtų būti atstatytas be didesnių nuostolių. Ir atitinkamai staiga tos funkcijos, kurios vykdomos kitais būdais suverenumo sąlygose, staiga atiteko meniniai kūrybai, kuri tą integralumą ir sudaro ir tą autentišką komunikaciją palaiko. Dabar antras momentas, tai man atrodo, kad kai jūs kalbat apie mūsų kultūros, konkrečios kultūros, kuri buvo kuriama ir kuri kartais ne viską pasakydavo, tai man norisi vis dėlto pabrėžti, kad šioje situacijoje kartais būna gana pavojingų elementų. Aš pavyzdžiui atsimenu, kada statė Valstybinis dramos teatras Vilniuje Marcinkevičiaus Mindaugą. Ir man buvo tiesiog nuostabu matyti tą reakciją, kada žmonės pirmą kartą išgirdę žodį Lietuva be priedėlio tarybų Lietuva, kai jie pirmą kartą išgirdo iš scenos, kad dėl tos Lietuvos be priedėlio tarybinę reikia aukoti, aš nežinau kokias didžiulės vertybės, nes tai yra aukščiausia vertybė, kad dėl tos Lietuvos reikia mirti ir kartais daryti visai nešvankius dalykus. Tas, taip sakant, taip sujaudino publiką, kad jau ta drama Mindaugas tapo lyg tai kažkokiu tai tautinio vienijimosi simboliu ir pradu. Tačiau matot, jeigu pagalvot apie tą situaciją, kurioje ta drama išvydo rampos šviesą, taip sakant, ir leidyklų presus, reikia prisiminti, kad tuo metu buvo labai stipri tendencija reabilituoti statymą. Ir kaip tik pasinaudojęs to Marcinkevičius ir prakišo tą patriotinę mintį, kad stiprus valdovas, nuožmus valdovas, kartais darydamas kažką tai tautos valiai, turi teisę nebūti atskiro individo žmogaus ir turi teisę apgaudinėti ir panašiai. Ir kasgi atsitiko, rezultate mes gavom lietuvišką dramą, kuri sujaudino lietuvių skaitytoją, bet dramą, kuri pagal savo moralinį lygį buvo jau daug žemesnė negu net Šekspyro Makbetas, kuriame pasakyta aiškiai, kad tikslas nepateisina priemonių, kad jeigu tu griebsis nemoralių priemonių, net ir moraliausiam tikslui siekti, tai būsi žuvęs dvasiškai. Ir vat to antimakbetiškumo Marcinkevičiaus dramoje, man atrodo, tauta nepastebėjo, nes būdama prislėgta per tiek metų, jinai buvo pasiryžusi praryti bet kokį patriotinį šūkį ateinantį iš meno, o kad tas šūkis nebuvo galbūt civilizuotos savimonės ir sąmonės lygyje, šito jį neperkanto. Ir man atrodo, kad kai menas atlieka visas funkcijas už politiką ir už ekonominę iniciatyvą, yra daug čia povandeninių akmenų, ant kurių galima lengvai paslysti ir mes turbūt ne vieną kartą šitą padarėm. Galbūt lietuvių literatūros ir meno kontekste tas buvo net labiau ryšku negu, pavyzdžiui, rusų literatūros ir meno kontekste, nes ten dar akivaizdžiau galbūt Rusijoje tas jau ta meno funkcija kaip pakaitalas visų kitų buvo išvyščiusi. Bet matot, Lietuvoje mes praktiškai neturėjom savilaidos. Kiekvienas save gerbintis lietuvių rašytojas būtinai norėjo spausdinti save valstybinėse leidyklose. Ir nutylint arba kažkaip tai nušlifuojant ar pritaikant prie oficialių reikalavimų savo kūrinį, perduot per oficialias tas priemonės savo mintį ir savo mesažą. Ir tas, aš pasakyčiau, mums šiek tiek yra pakenčia. Kaip lietuvių kultūrai. Lietuvių kultūrai dėja kontrkultūros aukštam lygiai
pasiekę nebuvo. Visa, kas buvo kontrkultūra, ėjo per pirmosios oficialiosios kultūros kanalus ir tai buvo gana pavojingas procesas. Sakykit dabar, vis dėlto tas skaudus klausimas, ar politika su morale suderinama yra ar ne? Gera politika visada yra morali. Čia tiesiog yra profesionalų išvada. Aš studijuoju politiką ir studijuojant politinės istorijos įvykius per tūkstančius metų, prieini išvados, kad melas turi trumpas kojas ne tik santykiuose tarp žmonių, bet ir santykiuose tarp valstybių, kad gerų vaisių iš amoralios politikos pastoviai veikiančių rezultatų niekada nebuvo pasiekta. Todėl mano nuomonė, nemorali politika gali galbūt pasiekti kažkokių tai laikinų, gana įstabių ir įdomių rezultatų, bet ilgainiui tai vis tiek bus provertis. Ir tą mes galim įrodinėti nuo graikų senovinės istorijos iki 20 amžiaus. Ar jūs tikit, kad politikas gali jaust kaltę, kad kaltės jausmas gali būti jam ypač svarbus ir kad tuo jis gali grįsti savo veiklą, savo veiksmus, savo politiką? Jūs galvojate, kad gailos jausmas, dėl to, kad matot, prieš tai, kai jisai turi sąžinės kažkokį tai gražimą, jis turi atlikti kažką tai labai nedoro, ne? Taip. Arba jaust kaltę ir ruoštis atgailai. Ir ruoštis atgailai. Aš negalėčiau pasakyti, kad aš turėčiau daug tokių pavyzdžių. Man atrodo, kad kiekvienas politinis veikėjas, kiek aš jų bent pažįstu ir kiek esu jų studijavęs, visada pasistato savo kažkokį tai kilnų tikslą. Matot, politikoje ambicija yra ne tai, kad tu turėsi valdžią, bet kad tu galėsi panaudoti tą valdžią atlikti kažkam tai, ko dar niekas kitas be tavęs neatliko. Ir kadangi tu be galo nori matyti savo tą idealų rezultatą, kuriam tu atrodo tarnauji įgyvendinta dar tau gyvam esant ir kaip tavo veiklos rezultatą, tu pradedi kaip politinis veikėjas skubėti tą rezultatą įgyvendinti. Ir todėl išeina dažniausiai, kad pradedama tikslu pateisinti priemonės. Laikoma, kad moralus tikslas gali nusverti moralias priemonės. Ir analizė, jeigu paimt visokius veikėjus, Aleksandrą Didįjį senovės Graikijoje, arba Napoleoną, arba Leniną, arba Hitlerį, Staliną taip pat, jūs pamatysit, kad jų tikslas buvo pasiekti kažkokią tai idealią visuomenę, bet pasiekti, kad to ideali visuomenė būtų surišta su tuo asmens veiklos rezultatais. Ir todėl griebtasi karų, genocidinio naikinimo priemonių, tam tikrų brutaliausių represijų, pašalinant kliūtis nuo istorijos kelio, įdant tą šviesų tikslą pasiekti. Ir ne veltui sakoma, kad gerais norais kelias į pragarą grįstas, ir man atrodo, kad kaip tik čia ir susidaro politinio veikėjo problema. Matot, lygiai toj pačioj pjesėje Mindaugas, apie kurią mes kalbėjom, jis darė visus tuos bjaurius darbus, kuriuos jis puikiai suprato esančiais nemoraliais, tuo didžiu tikslu, tuo, taip sakant, idealui tam pasiekti. Ir aš manau, kad jis mirė galvodamas, kad jis darė teisingai. Tokių atgailaujančių politikų tarpe aš galėčiau gal tik paminėti vieną, galbūt aš galėčiau sugalvoti ir daugiau, bet man šiuo metu, kol aš kalbėjau, atėjo į galvą Diokletianas, imperatorius Romos, kuris iš tikrųjų pasakė, kad visą tai, ko jis siekė, tai yra suvienyti Romos pavaldinius į vieną pilietinę grupę, padaryti juos visus lygiais, pastatyti visų religijų bažnyčias Romoje ir, taip sakant, sukonsoliduota imperija ne iš Pax Romana į Status Romanum, jam nepavyko, jis matė, kad tik daugiau konfliktų išėjo ir pilnoj desperacijoje jis buvo tas žmogus, kuris pasakė, kad jis nebegali būti imperatoriumi ir atsistatydino. Tai gal vienintelis toks atgailos būdas, bet čia galų gale pas Diokletianą
buvo ne tiek atgaila, kiek pripažinimas, kad tikslas, kurio jis siekė, atrodo nėra pasiekiamas, o gali atvesti tai prie linkdesnių rezultatų. Ir iš tikrųjų, po 3 amžiaus, po Diokleciano laikų jau Romos imperija pradėjo, kaip šiandien, nykti ir trupėti. Man yra įdomu, kur ir kada kultūros žmogus ar menininkas atsiduria opozicijoje, tarkim, politikai. Bandyčiau samprotauti taip, žodžiu, kad kūryba iš esmės yra krizinis išgyvenimas. Krizinės įtampos konstatavimas. Tai reiškia, kad vyksta nuodėmės, atgailos, kaltės, va šito komplekso, žodžiu, labai gilus pojūtis. Ir menininkas visada pirmiausia atsiduria, mano požiūriu, konflikte su ta sistema, visų pirma totalitarinė sistema, kuri nepripažįsta būtent šito kaltės atgailos viso komplekso. Ir tuomet kultūra visada, žodžiu, tikra kūrybinga kultūra, jinai liudydama save, jinai yra prieš totalitarinę iš esmės politiką, visuomenę. Aš turbūt sutiksiu su tuo, bet pirmoje eilėje reikia turėti totalitarinę visuomenę. Matot, totalitarizmas yra gana retas įvykis, gana reta politinė sistema istorijoje. Nereikia painiot totalitarizmo su diktatūrinėm arba autoritariniam santvarkom, čia yra visai kas kita. Totalitarizmas, kada jisai įsikuria, jisai reikalauja iš žmogaus aktyvios nelaisvės. Matot, pavyzdžiui, diktatūra gali palikti žmogų jo privačiam lizde siekti savo tokių privačių egoistinių tikslų visiškai netrukdomai, jeigu jis nesikiša į politiką, jeigu jis nedaro tam tikrų žygių arba netlieka tam tikrų veiksmų, jisai paliekamas ramybei. Politika monopolizuojama, o privatus gyvenimas izoliuojamas nuo politikos. Čia vadinama yra pasyvi nelaisvė, vadinasi, kada yra labai siauras galimybių veikti laukas, o visa kita yra už tavo galimybių veikti ribų. Totalitarinė visuomenė atvirkščiai, jinai reikalauja iš žmogaus reikštis taip, kaip totalitarinė valdžia reikalauja ir laiko teisingu. Nes tai yra labai savotiška egzistencinė situacija, kada žmogus privalo meluoti. Privalo daryti ne tai, ką jis nori daryti, bet tai, ką kažkokia tai valdžia, kuri lyg tai kalba jo vardu, verčia jį daryti. Šitoj situacijoje menas papuola iš tikrųjų labai kritišką situaciją, nes menas pagal apibrėžimą yra ne tik kritiškos situacijos išraiška, yra autentiškos žmogaus būsenos išraiška. Ir kaip autentiška žmogaus būsena, kuri negali susitaikyti su prikerktu visiškai neorganišku žmogui elgesio būdu, menas negali to toleruoti ir pakęsti. Todėl žinoma, totalitaristinėse sąlygose menas, kalbėdamas už žmogų, nebūtinai už visus žmonės, už vieną žmogų, būtinai stos į opoziciją totalitariniai santvarkai. Ir aš pasakysiu nedaugiau, net ir autoritariniai diktatūroj menas irgi stos į opoziciją diktatūriniai santvarkai, tikras menas, vien tik dėl to, kad pozicija žmogaus, kuriam uždrausta pasireikšti kaip kolektyvistiniam asmeniui, kaip žmogui, kuris jaučia kažką ne tik savo ir savo artimiesiams, bet ir kitiems žmonėms, savo tautai ir panašiai, irgi toks natūralus žmogaus, aš pasakyčiau, apribojimas jo natūraliuose pasireiškimuose irgi susilauks žmogaus menininko atitinkamos reakcijos. Taigi visos nelaisvės sistemos ir pasyvios ir aktyvios nelaisvės sistemos bus oponuojamos tikrų menininkų kaip asmenų. Ir be to norėčiau pasakyti, kad net ir demokratija gali būti nelaisvės sistema. Žinot, pas Aristotelį, aš vis kažkodėl grįžtu prie Aristotelio, pas Aristotelį politinių santvarkų klasifikacijų sistemoje pati neteisingiausia ir iškrypėliškiausia, aš pasakyčiau taip, tą žodį išveršiu iš graikų kalbos, santvarka yra demokratija. Todėl, kad demokratija, skirtingai nuo mažumos valdžios, demokratija yra daugumos valdžia,
net neturi prisidengti tuo šydu, kad toji mažuma stengiasi padaryti gerą daugumai. Pati mažumos valdžia pagal apibrėžimą ribota, tuo tarpu, kai daugumos valdžia neturi ribotis nieko. Ir todėl labiausiai lengva sutrypti tai valdžiai visų mažumų į tą daugumą neįeinančių interesus. Ir priedo Aristotelis jums pasakys, kad mes kaip individai kiekvienas esame mažuma pagal apibrėžimą. Ir todėl netgi ir tos daugumos nariai, kai tik tai jie pradeda reikštis kaip individualūs subjektai, bus tos daugumos sutremdyti ir pajungti tai masiniai kažkokiai tai daugumos valiai. Ir todėl tai yra pati bjauriausia santvarka demokratija. Ir aišku, tokia santvarka, kur dauguma diktuoja savo valią individams, negali irgi tikti menininkui. Taip kad menininkas ir šiuo atveju bus opozicijai. Ir meno esmė ir yra ta, kad jisai signalizuoja ribas. Tas ribas, kurios duodamos individui ir kurios nepakenčiamos individui. Matot, mes turim suprasti žmogų ir visuomenę, man atrodo, šitokioj plotmėj. Mes kiekvienas iš mūsų yra savotiškas homo duplex arba dvigubas žmogus. Iš vienos pusės mes esame individai ir individualistai. Mes siekiam kažką tai savo ir dvasinę, ir materialią prasme pirmiau negu visiems kitiem. Mes vertinam savo egzistenciją, mes norim palikti savo kažkokį tai pėdsaką, ne tik šeimoje, bet gal ir istorijoje. Mes esame ambicingi, čia mūsų individualizmas. Bet tam, kad tas mūsų ambicijas mes galėtume įgyvendinti ir tą pėdsaką palikti, mes esam ir turim būti kolektyvistiški padarai. Mes turim matyti savo referentinės grupės, ką mes adresuojam. Savo, taip sakant, aš. Ir mes norim priklausyti prie tam tikrų struktūrų. Kai klausi žmogaus, kas jis yra, jis tau pasakys, ne tai, kad jis yra Jonas Petraitis, jis tau tą irgi pasakys, bet tai dar nieko, jis pasakys, kad jis yra inžinierius, arba kad jis yra tekintojas, arba kad jis yra rašytojas, ir kartu su to jis pasakys, kad jis yra lietuvis ir kad jis yra Vilnietis, sakysim. Jis save apibūdins visą eilę kolektyvistinių sampratų. Ta visuomenė, kuri sugeba idealiai patenkinti kiekvieno individo individualistinės ir kolektyvistinės instinktyvias apraiškas, yra gera visuomenė. Ta visuomenė, kuri nuspaudžia, prislėgia arba sutramdo vieną iš tų asmenybės aspektų, yra bloga visuomenė. Ir prieš tokią blogą visuomenę, kurioje yra tas, pasakyčiau, vieno ar kito aspekto žmogaus natūros pajungimas arba priespauda, išaugs menininko reakcija. Ir todėl menas mums svarbus, todėl kad jisai yra visada, kaip tai nukrypsta jisai nuo normos. Menas nėra normatyvių kategorijų, jeigu tikras menas sąstate. Jis yra disidentinis, visada novatoriškas. Bet kartu su tuo menas ir nusikalstamumas, visi nukrypimai nuo normą, visa tai mano supratimu sudaro pažangą. Todėl, kad tai, kas šiandieną atrodo nusikalstama, nemoralu arba išeina iš normos ribų kaip ir menas, yra ta agentūra, kuri šiandieninį nukrypimą nuo normos daro normaliu rytojaus visuomenei. Vadinasi, bet kuri pažanga dvasinė ir socialinė eina per tuos agentus. Ir čia keista, nusikalstamumas ir menas stovi socialinė prasme vienoje ir toje pačioje kategorijoje. Tai grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, jūs sutiktumėt, kad tautai, valstybei, politikui demokratiška kultūra yra būtina, bet tada, kada šita demokratiška kultūra pasidaro represinė, žodžiu, aristokratiška irgi neišvengiama yra. Elitinė. Reikalas yra tas, kad, pavyzdžiui, didžiosios Amerikos demokratijos kūrėjai buvo labiausiai įsigandę demokratijos. Ir labai pabrėždavo, kad kuria jie ne demokratija, o respublika. Respublika, kurioje negalėtų susidaryti jokios
specifinės daugumos, kuri diktuotų savo valią visom kitom mažumom. Jeigu jūs paskaitysite Amerikos konstituciją, jūs pamatysite, tai yra gudrybė pilni. Pati federalinė struktūra, balansavimas valdžių, dviejų senato ir atstovų rūmų sandara, prezidento vetavimo teisės. Jeigu jūs pamatysite visas tas gudrybės, jūs suprasit. Pirmoji reprezentacinės vyriausybės įvedimas, kada elitas faktiškai gauna mandatą iš tautos ir nebūtinai turi vykdyti tą taip vadinamą imperatyvinį mandatą, kurį marksistai priėmė. Visa tai ir yra bandymas neleist susidaryti daugumos diktatūrai. Grįžtant prie Aristotelio, Aristotelis kalbėjo apie demokratiją kaip apie baisiausią ir neteisingiausią santvarką, bet Aristotelis taip pat sakė, kad jeigu ta demokratija bus vykdoma daugumos, pirmoji eilėje tam, kad apginti individo ir mažumų teises ir siekti absoliutaus teisingumo visiems, tai bus idealiausia santvarka. Tokią santvarką jis vadino ne demokratija, bet politeja. O Amerikos kūrėjai, čia yra tokia jau pasakyčiau, gryniausia išgalvota demokratija, nes į pirmą čia susikūrė, jie siekė tai respublikos vardu. Ir tas, taip sakant, prieš pastatymas demokratijos ir respublikos turi būti visada turimas omeny, kai mes kalbam apie politinės santvarkas. Dabar mes iš tikrųjų esam tokiam keistam žengime iš mitologinio istorinio amžių, kai atrandam istoriją, istorija įsijungia, kai suprantam, kad daugelis dydžių yra baigtinių, ne amžiams sukurtų, žodžiu, ką mums dėstė, žodžiu, utopinio socializmo visa istorija. Ir vienas iš būdų atrasti istoriją, vat per tą 40-metį, tai buvo iš esmės kūryba, kultūra, kuri yra reiškiasi kaip istorijos tąsa. Vienas iš būdų atrasti istoriją, žodžiu. Ar jūs sutiktumėt, kad kitas būdas, kaip istorijos tąsos galimybė, yra religija? Ir kaip jums atrodo, kiek jinai galėjo būti reikšminga, tarkim, Lietuvos istorijos atradime? Man atrodo, kad ir menas, ir religija turbūt yra svarbesni už istoriją. Nes tai yra kažkas, kas lieka visiems laikams. Istorija yra kaita. O kažkas yra nuolatinio, kas lieka ir kas tąsą istorinę sudaro. Ir man atrodo, kad kultūra, menas ir religija tai kaip tik ir atlieka. Matot, pagal Hegelį absoliučioji dvasia ir jos aukščiausia pasireiškimo forma yra filosofija. O religija ir menas yra lyg tai tos dvi tezė ir antitezė, kurią ta sintezė filosofinė ir sudaro. Nes jeigu mes pažiūrėsime iš tos hegelinės pozicijos į tai, kas vyko Lietuvoje, man atrodo, kad iki filosofijos mes dar nedaugom. Mes turėjom tą tezinę, antitezinę sistemą, būtent religinę ir kultūrinę. Ir iš tikrųjų tai yra vieninteliai orientyrai, į kuriuos tauta galėjo kažkaip tai orientuotis kaip į savo amžinybės portretą. Tai aš pilnai su tuo sutinku. Kas svarbiau, ar menas, ar religija? Žinoma, religija yra, čia aš nesutinku su Hegeliu visiškai. Man atrodo, kad religija yra svarbiausia žmogaus povyza ir daug svarbesnė yra už filosofinę. Net jeigu paimkime ateistinės sistemas pažiūrų, jos yra religinės. Atsimenat, kai Marksas susitiko su Louis Blanu ir Louis Blanas bandė jam įrodyti, kad jo ateistinė pasaulėžiūra yra visiškas niekalas. Marksas jam atsakė, kad yra vienintelis mokslinis priėjimas prie šio gyvenimo. Tai sako, ateizmas ir mokslas yra jūsų religija, ponia Marks. Tai aš manau, kad šitas dalykas yra labai aiškus, kad matot, yra dvi, aš kalbėjau apie kolektyvistinę ir subjektyvinę, aš labai atsiprašau, kad aš toks filosofiškas šiandien, ne konkretus, bet jūsų žurnalas yra kultūra, menas, tai aš manau, kad gal tas ir tiktų tokia prasme. Man atrodo, kad šitas toks žmogaus
lyg tai, kaip čia pasakius, natūra, genetinė natūra yra susidedanti iš irgi dviejų įgimtinių dvasinių elementų. Pirmasis tai yra kalba. Yra genetiniai mums duotas dalykas. Kalba gali būti lietuvių, rusų ar kiniečių ar anglų, nesvarbu, jinai turi savo genetinę struktūrą, kuri yra įstatyta į jūsų sugebėjimą kalbėti, reikšti mintis gramatinėje formoje, bet kurioje kalboje. Ir tai daro mūsų žmonėmis. Tarp kitko, apie tai irgi Aristotelis rašė. Jisai sakė, kad tas skiria mus. Mes galim diskutuoti gėrio ir blogio problemas, ko nei vienas kitas gyvis negali, dėka tos kalbos, kuri mums duota iš prigimties. Čia tiesioginė citata. O antras, tai yra mūsų toks, grinai, kadangi mes turime laiko perspektyvą ir protą, mes suprantam, kad mes esam laikini gyventojai šioje žemėje, įmesti į kažkokią tai amžinybės srautą, į begalybės sūkurį. Ir mes galvojame, o kogi mes čia į tą pasaulį esame išmesti ir būsim išreiškinti, koks tikslas, kokia viso to prasmė. Ir šita pirmoji mintis yra religinė mintis, nes prasmė turi būti už mūsų, turi būti metafizinė, turi būti religinė prasmė. Ir kaip Kierkegaardas yra pasakęs, kultūra kaip apibendrinti savoką, gimsta iš pirmo sąmoningo žmogaus riksmo. Kas tu Dieve? Nuo to gimsta kultūra, nes tada, kada atsiranda klausimas, kas tu Dieve, atsiranda kūryba, kurie atsako į tą klausimą. Visą laiką ir niekad neatsako į jį iš galo. Tai jūs religijos nelaikytumėt sudėtinė kultūros dalimi? Yra sudėtinė, bet dominuoja. Bet riksmas pirma. Riksmas pirma. Nes tai yra poreikis. Bet poreikis religinis. Iš esmės menas tenkina tą religinį poreikį. Nes iš esmės, pavyzdžiui, paimkim tą antikinį meną, jis visas buvo surištas su mitologija, o mitologija buvo kažkoks tai dievų ir šventųjų didelių herojų gyvenimai. Tai viskas buvo religinė kūryba. Ir pavyzdžiui, Biblija irgi yra religinė kūryba, čia yra didžiausias menas. Bet menas tiesiogiai atsakantis į tą religinį poreikį, kurio mes visą laiką ieškom, kur stengiamės patenkinti. Mes todėl esame žmonės. O jau nukrypimai į ateizmą, tie, taip sakant, renesansiniai poreikiai, kad žmogus pats viską gali, yra savo pakankamas ir nereikalingas Dievo, yra žmogaus sudėvinimas. Yra kaip, pavyzdžiui, krikščionybei ta tendencija irgi atsispindėjo, Kristų padarė žmogumi Dievu kažkaip tai, kad priartintų tą savoką prie mūsų. O renesansas nuneigdamas Kristaus dievybę padarė kiekvieną žmogų Dievu. Ir dabar mes stovime aklavietėje, mes baigėme tą renesanso laikotarpį, praėjo beveik virš 500-600 metų, Europos kultūra atsidūrė vėl dvasiniai kriziai. Perėjus per visas tas pagundas naujų religijų, žmogaus religijų, marksizmas viena iš daugelio, atmainų ne vienintelė. Mums teko laimė, kabutėse, pergyventi tą religinę atmainą, bet mes dabar vėl esame prie autentiškos religijos durų. Mes be to jau neišgyvensime 21 amžiui. Nes istorija vystosi lyg tai tokiais, pasakyčiau, kaip tas švytuoklė. Iš vienos pusės žmogus susimasto pradžioj tas klyksmas, kas tu Dieve, ir pradeda vaizduoti mitologiniam ir kitom legendariniam priemonėm tą Dievą. Jis užsiiminėja dvasiniu poreikiu, bet reikia gyventi ir žmogus naudoja savo kažkokį tai intelektą ir išradingumą, kūrybinį tą pradą, kad daryti lankus, strėles, kad užmušti gyvulį, iškepti, suvalgyti, gerina savo materialinio gyvenimo sąlygas. Ir staiga kažkokiam tai etape pasijunta, kad jis toks galingas, jis gali paimti lazdą ir vienu nelabai stipriu smūgiu užmušti ir tą gyvulį ir dar kitą žmogų ir pasidaryti dar galingesniu, ir jis pradeda ieškoti pasitenkinimo šitoje kūrybos sferoje.
Ir tai yra materialinis toks poslinkis, tos švytuoklės. Ir paskui jis pasižiūri, kad aplink jį mažiau žmonių, negu kad jisai norėtų matyti. Ir tada, o kodėlgi aš visą tai darau? Ir vėl dvasinės problemos. Ir matot, tie du elementai visada eina ranka į ranką. Jie visada viens kitą pakeičia ir gaunasi tokia švytuoklės bangavimo sistema. Ir šiuo metu 21 amžiaus išvakarėse mes turbūt išsėmėme prasidėjusią kažkur tai 14-15 amžiui tą materialistinį renesansinį pradą ir vėl grįžtame į dvasinį poiškį vėl naujos ir tikros religijos. Ar jūs sutiktumėt, kad Lietuvos noras grįžti į Europą yra kartu noras grįžti į krikščionišką Europą? Man labai sunku pasakyti, ko Lietuva nori. Aš manau, kad gal jūs geriau galite pasakyti, man atrodo, kad su Lietuva kol kas pirminis noras yra ištrūkti iš Rusijos imperijos glėbio. O kur jau net taip svarbu, vadinasi. Paprastai man atrodo, kad Europa pas mus yra idealizuojamas toks gėrio pakaitalas. Žodis pakaitalas Europa yra ten, kur gera, kur civilizuota, kur žmonės nedaužo viens kitam snukiu ir negeria degtinės iki tol, kol parkris ir ten purvuose gulės. Vadinasi, mes norim grįžti į gerą, normalų gyvenimą, kiek aš suprantu. Man atrodo taip pat, kad mūsų pasinešimas dabar į bažnyčią ne tiek yra padiktuotas to proceso, kurį aš dabar apibūdinau kaip visos žmonijos procesą, kurie atsistoja vėl prieš Dievą, kiek vėlgi surasti save kaip po tautą religijoje, nes religija yra ta tąsa, yra šiuo atveju kaip kultūra. Šiuo atveju ne tiek, kiek išpažinimas vieno Dievo, kiek tautos lygybė savo per bažnyčią. Matot, Lietuva dar nėra, atsiprašau, normali valstybė ar tauta. Lietuva stojasi ant kojų labai sunkiai. Ir nori atsistoti ant kojų, ir tada ramščiai visi geri ir bažnyčia, ir Europa, ir kas tik ten pasitaikys. Bet tai dar nėra siekimas gyventi krikščioniškoje Europoje, aš manau, kad dar ne. Mes dar iki šito turbūt nedarom. Gerai, padarom pauzę, kiek valandų? Po 5:15. Ačiū Dievui, aš taip jaudinausi, dar 15 minučių turiu, bet Arvydai baigė.